Vilniaus senamiestis, kaip visi žino, yra UNESCO saugomas objektas. Ir istoriškai senamiestis ir dabartinė vieta, kur mes esame, Naujamiestis, tai jos kaip ir dvi istorinės vietos viena šalia kitos. Greitimybė yra labai didelė. Ir tik tai šiai dienai jau yra galvojama, kad Naujamiestis kaip ir patapo senamiesčio dalimi, bet istoriškai tai nebuvo, niekada nebuvo jisai senamiesčiu. Sklypas, kuriame yra suprojektuotas Lietuvos draudimo pastatų kompleksas, yra labai sudėtingoje lokacijoje. Ką aš turiu galvoje sudėtingoje? Viena vertus, greitimybės senamiestis, Naujamiestis. Kita labai sudėtinga dalis yra tai, kad sklypas einant nuo Vingrių gatvės link Basanavičiaus, buvusios Pohuliankos, didžiosios Pohuliankos, jisai nužemėja daugiau kaip 8 metrus. Ir tas interpėlis, tas tarsi išmuštas dantis Basanavičiaus gatvėje yra pailgos formos ir iš abiejų pusių užstatytas istoriniais pastatais. Kadangi perkrenta smarkiai reljefas, o pastatai turi savo tūrį, kuris labai slegia gruntą, tai tas visas dalykas įtakojo ir pastatų išdėstymą sklype ir jų orientavimą, nes turi, reiškias, suformuoti taip, kad ir pastatai galėtų stovėti, ir žmonės galėtų gyventi, ir atitiktų visas normas, taisyklės, vienu žodžiu, viską, kas priklauso, kad atitiktų. Pats didžiausias iššūkis, kurį mums teko šitame objekte įgyvendinti, ir įgyvendinti taip, kad būtų ir vilkas sotus, ir avis ciela. Tai buvo archeologija, ko mes visiškai nesitikėjom ir ką mes čia atradom. Atradus archeologiją, archeologijos komisija nusprendė, kad tas radinys yra ant tiek vertingas, kad jį reikia išsaugoti in situ, o in situ tai yra išsaugoti toje pačioje vietoje ir tokios pačios apimties, kaip jis yra. Ir tada paaiškėjo, kad tas radinys yra praktiškai tarpe, tarp pirmo aukšto ir minus pirmo aukšto, ir tai visiškai sugriauna visą pagrindinio administracinio pastato koncepciją. Nes jeigu jį išsaugoji, tai negali įrengti požeminių 3 aukštų mašinų stovėjimo aikštelės. Kita vertus, jeigu jo neišsaugoji, tai iš viso neįmanoma pastatyti šitoje vietoje pastatą. Po ilgų diskusijų ir derybų su kultūros paveldo departamentu mes priėjom tokios išvados, kad galima pastatą išsaugoti, jį perprojektuojant jo vidų, fasadai liko tokie, kokie yra, ir pritaikant prie esamos archeologijos. Tas buvo ir padaryta. Buvo pažemintos ties archeologija grindys 1 aukšto lygyje ir atitinkamai perprojektuoti žemutiniai aukštai, požeminiai. Ir ta visa archeologija, kuri iš tikrųjų sveria daug tonų, buvo supjaustyta į atskirus gabalus, sudėtos, įrengtos specialios tokios gelžbetoninės platformos, užfiksuoti visi akmenys, akmens grindinio, kuriuose vietose yra, jų lokacija ir viskas. Ir visą tai supjauščius ir surinkus į vieną vietą, išvežta ir sandėliuojama tol, kol buvo perprojektuoti tas pastatas, kol buvo įrengtos perdangos atitinkamai su pažeminimais. Tada atvežta į statybos aikštelę, dar tiesiog vidury statybų, ir patalpinta vėl į savo autentišką vietą visi radiniai, o po to ant viršaus statomas toliau pastatas. Tai buvo pirmas ir, kiek šiai dienai žinau, vienintelis toksai atvejis Lietuvos. Kalbant apie interjero idėją, mums iš tikrųjų pasisekė, nes šitam kompleksui yra būdingas turim archeologinį radinį, kurio kaip ir dėka išauginom visą idėją, kas yra, susitrumpinam iki žodžių, kad tai yra istorija ir ateitis. Ką tai reiškia, kad mes taip semantiškai, netgi taip iš žemės, iš archeologinių radinių ir akmenų kylam į viršų per absoliučiai šiuolaikinę estetiką, kurią taip visi kartu pasivadinom, kad ji turi būti laikui atspari. Sąmoningai vengiam ryškių spalvų ir tendencijų.
Ir iš tikrųjų džiaugiamės, kad pavyko, kad statybų eigoje susidūrėm su iššūkiu, kad staiga iškilo archeologijos aisbergo viršūnė ir teko pergalvoti sprendinį, kuris buvo architektų originaliai numatytas techniniam projektui. Svarstam iš tikrųjų visi kartu kūrybiškai krūvą variantų ir tada visi kartu priėjom prie kaip ir matymo, kad turim suformuoti organišką trauką nuo įėjimo prie recepcijos. Dėl to tas tiltelis gavo tokią takelio įspūdį, kuris taip lengvai, intuityviai klientą pasuka link recepcijos, jis pats net nesupranta, kaip tai atsitiko. Iš tikrųjų, tai archeologijos eksponavimas, tai nuo pat pradžių mūsų buvo kaip interjero viena iš užduočių. Tarkim, jisai buvo, kaip ir Toma minėjo, techniniam projektui jau numatytas uždengti stiklu, bet kokiu atveju mes turėjom, čia išgalvoti, išgvildenti idėją, plus susidūrėm su techniniais iššūkiais, su tom aisbergo viršūnėm, kurios išlindo aukščiau negu kad tikėtasi, kad išlystų, plus, norėjom dar išaukštinti ir erdvę, tai automatiškai, kai yra, ne po stiklu, neuždengta, taip pat turim tą tokį išaukštintos erdvės pojūtį. Ir aišku, ta archeologija tokia kaip ir visiškai atrodo prieinama, apčiuopiama, praktiškai beveik paliest gali. Pati mintis buvo tikrai labai daug minčių ir iki pat galo svarstėm, kuris čia variantas geriausias, bet kažkokiu momentu atėjo ta būtent tiltelio idėja, kaip ir Toma minėjo, tokio išlengvinto ir krypties pagauto, dėl to jisai ir yra toksai plastiškas, nes turėjom apeiti, praeiti ir nukreipti. Statybų valdytojas tai yra pagrindinis partneris tiems statytojams, vystytojams, kurie turi mažiau patirties statybų sektorėje. Nors Lietuvoje visi yra krepšininkai ir statybininkai, bet tokios bendrovės kaip Lietuvos draudimas, Möller Auto, Neringos viešbutis ir kiti mūsų klientai, suprasdami savo galimybės, nusprendžia, kad jiems reikalinga profesionali pagalba įgyvendinant savo didelės vertės projektus. Iš principo, mes esam partneris, kuris lydim vedami už rankos per visą statybų procesą. Priklauso nuo kada klientas pas mus kreipiasi, mes jam galim padėti nuo projektuotojų parinkimo, idėjinio konkurso iki pat kaspino kirpimo. Pagrindinė šiaip Lietuvos draudimo užduotis buvo įtalpinti jų norimą kiekį kvadratų ir darbo vietų į turimą sklypą, nekeičiant detaliojo plano sprendinių. Dėl to ir architektūriniam idėjiniam konkurse mūsų diktuotos sąlygos buvo šita viena iš pagrindinių. Parkavimo vietų skaičius, tinkamas jų darbuotojų apimčiai ir pastatų komplekso išdėstymas taip, kad nereikėtų keisti detaliojo plano. Kaip architektai pateikė savo pasiūlymus, idėjinius, buvo tikrai gražių idėjų, buvo novatoriškų idėjų, bet dauguma jų vis tiek norėjo šiokį tokį pokytį daryti detaliajam plane, o tada žinojom, kad terminai visi nuvažiuos į šoną, nes tai yra ilgas ir labai neprognozuojamas procesas. Tai reziumuojant, pagrindinis užduotis buvo nekeisti detaliojo plano, sutalpinti reikiamą kiekį žmonių, būtų ir parkavimo vietų.